I did. I saw him at Dodger Stadium when I was probably... Pamačiau jį Dodgerso stadione, kai man buvo 6 ar 7 metai. Dabar man 30 ir aš iki šiol prisimenu tas akimirkas. Michael Jacksono avangardinė muzika padarė labai didelį įtaką Kinijai. Jo judesiai ir dainos buvo labai naujoviškos. Pamaniau, kad tai kažkieno pokštas, dar negaliu suvokti, kas įvyko. Žinau, kad jo nebėra, bet dar negaliu patikėti. Tai didžiulė tragedija. Važiavau autobusu ir gavau žinutę, kurioje buvo parašyta, tai ne juokai, Jacksonas mirė. Perskaičiau žinutę ir dabar skubu namo, įsijungsiu žinias, tada bus matyti, ar tai tiesa. Ar girdėjote apie Michaelo Jacksono mirtį? Taip, labai liūdėjau, beveik verkiau, iš tikrųjų. Ką reiškia šio dainininko muzika? Man ar aplamai? Man, tai buvo kažkuriuo momentu mano vienas iš kumyrų. Ir iš tikrųjų aš sutinku su daugelio nuomonė, kad jo muzika, jo kūryba turėjo daug reikšmės. Tiesą sakant, nuliūdino mane labai, nes jisai vis tik tai mano vaikystės dievaitis. Labai gaila, tikrai žymus pop karalis, šiaip liūdnokos mintis. Man labai gaila, Michael, kad čia yra žmogus padaręs didelį įtaką popkultūrai ir tą, ką jis darė nuostabu. Kaip sako, tegul žemė būna, kaip? Lengva. Sudie, Michael. Daug metų, ar ne, esi jo fanas? Paskaičiavus, nežinau, gal 15 metų gal. Buvau 3 koncertuose. Ačiū Dievui, spėjau dar jį pamatyti. Kai buvau paskutiniam koncerte 97 metais, tai tada aš taip, atsimenu, paskutinę dainą, jis taip nueina. Ir aš taip galvoju, man atrodo, aš jį matau paskutinį kartą gyvai. Aš prisimenu tą momentą. Tai jis ir pasitvirtino, nes dabar jau niekaip.